Labadiena, gerbiamas ministrė, mėly mūsų svečiai, mėly šio gražaus renginio dalyviai. Vėl malonu Jūs sveikinti šioje jaukioje gražioje salėje. Ir malonu sakyti vėl, nes tai reiškia, kad jau kūrime tradicijas, kad Užsienio reikalų ministerija pamažu tampa nuolat veikiančią knygų mugę. Reguliariai susirenkam pagerbti knygų ir tai tampa mums įprastų renginių, tiesiogiai susijusių su mūsų kasdieniu darbu. Tas knygas rašo ir mūsų kolegos, buvę istorikai, dabar tapę diplomatais, nors turbūt buvusių istorikų nebūna, kaip mes pastebim, sunku juos išistorinti. Na, istorikai dabar jau nelabai tampa diplomatais, matyt, jų darbas irgi įdomus ir patrauklus, bet istorikai padeda įvesti mums tą praeities diplomatiją į esamąjį laiką. Jie padeda kurti mums diplomatijos tradicijas, praturtinti mūsų diplomatų mokymus ir šis besitęsiantis dialogas mus labai džiugina. Ir šiandien mes turime netgi dvigubą šventę, pristatome dvi humanitarinių mokslų daktarės Astos Petraitytės Breidienės knygas. Pirmoji apie Lietuvos diplomatinės tarnybos šefą Stasį Lozoraitį, vyresnįjį 1940–1983 metai. Ir kita įdomi knyga apie lietuvių diplomatų korespondenciją dramatiškais 40–45 praėjusio šimtmečio metais. Pristatyme dalyvauja šių studijų autorė, taip pat VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas profesorius Egidijus Aleksandravičius, taip pat mūsų nuolatinis, galima sakyti, prelegentas, dalyvaujantis beveik visose pristatymuose, Lietuvos istorijos instituto 20 amžiaus istorijos skyriaus vedėjas daktaras Česlovas Laurinavičius. Dėkui, kad atvykote pas mus. Aš šį renginį turbūt simboliškai galima būtų pavadinti tokia švelnia laikinosios sostinės invazija į Vilnių, į Užsienio reikalų ministeriją, ir gero labai simboliška bus, kad mūsų šį kaunietišką renginį sveikinimo žodžiu pradės tikras kauniškis Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ministrė, žodis jūsų. Tikiuosi, nepamelavau. Perpratęs situaciją, aišku, aš kartais piknaudžiauju iš to statusu, bet jūs neįsižeiskite, tai tikrai nieko bendro neturi su kažkokiu tai suteršimu tos kultūros, apie kurią čia kalbėjo, nes aš manau, kad šiaip tai kauniečiai ir iš visos Lietuvos suvažiavę, tai kaip aš žinau, kaip kauniečiai turbūt. O iš tiesų, tai tikrai džiugu, kad ministerija apskritai yra tokia vieta, kurioje turi būti kultūra, turi būti menas, turi būti knygos. Be jų mes apskritai atitrūksim nuo vertybių ir to neturėtų būti. Bet kai matau kiekvieną kartą šitoje salėje daug šviesių veidų ir tokių šviesių asmenybių, kurie patys parašė ne vieną knygą ir paskleidė ne vieną mintį, kuri tikrai yra ne viena dienė, o turi išlaikomąją vertę. Tai žinoma, kalbėti yra žymiai lengviau, labiau, kad tai ne pirmą kartą tas vyksta ir šitas pratimas jis toks tampa tradicinis. Ir labai gražu, kad, kaip sako Valdas, šį kartą dvi knygos, bet kitą kartą vėl bus knygų ir nevadinkim gal čia mugė, čia mes prekiavom kaip ir neplanuojam ateityje, nepaveršim šitų tradicijų, kurios irgi yra gal toks fenomenas, sakysim, tai mugė yra kaip dainų šventė, tokia irgi savotiškas reiškinys, kurį turim kuo didžiuotis. Bet čia mes nepretenduosim, sakau, į kažkokias tai varžybės, bet iš tiesų, kai ypač knyga susijus su diplomatija, susijus su diplomatijos istorija, susijus su legendiniu diplomatijos šefu Stasiu Lozoraičiu. Ir aišku, tai yra dalis valstybės istorijos. Ir aišku, kai mes sakome gražius žodžius dėl to, kad jie gražiai skambėtų, tai yra viena, bet kai iš tikrųjų turi prasmę ir ta prasme turi priežastį, tai kaip ir diplomatija buvo nenutrūkstama. Ir diplomatija nenutrūkstamumu pademonstravo, kad valstybė nebuvo numirus. Ir jinai galbūt kai kam, galbūt žemėlapiai buvo numirus, bet buvo ir seni žemėlapiai, kurie buvo saugomi labai saugioje vietoje ir vėl buvo pademonstruoti. Kaip ir trispalvė vėliava daugelį kažkur tai gulėjo paslėpta iki vyresnių vaikų su viltimi, kad ją vėl galima bus pakabinti ir
galima džiaugtis valstybingumu. Tai vat, buvo tokių įstaigų ir buvo tokių ambasadų, nuo kurių nebuvo nuleista trispalvė ir nebuvo niekada tas padaryta. Ir čia buvo didžiulis simbolis mūsų valstybės tęstinumų. Taip, kad mes turėjome kažkokį didžiulį darbą, bet tas darbas buvo užpildytas tam tikrų turinių. Ir džiugu ir labai garbinga, kartu ir galima sakyti ir rizikingas toks, bet sudėtingas ir garbingas etapas, kuriame dalyvavo diplomatai. Ir tuo mes galim tikrai didžiuotis. Galim iš jų mokytis ir nedaug dievė, to neturėtų atsitikti, bet ta prasme kažkokie tai sudėtingi dalykai atsitinka, diplomatas irgi privalo prisiminti, kas jis toks yra, kokia yra priedėlmė ir mokydamasis iš tų žmonių, kurie tai sunkiais laikais sugebėjo išlaikyti tą trispalvę, tvirtose rankose ir išlaikyti valstybingumą ir tą istoriją, sugebėjo tą padaryti, nes tai likimas lėmė, iš jų pareikalavo. Kiekvienas iš diplomatų turi žinot, kad jeigu kažkas tokio atsitiktų, jūs turi pasiruošęs. Jis nėra karys, jis kitaip kariauja, kariai garbingai kariauja, bet jis yra irgi karys, dvasinė prasme ir, kaip sakyti, išsaugojęs tęstinumą valstybės, parodydamas visiems, kad štai mes esam gyvi, jisai tikrai to nusipelnė būti tokio paminklo, paprasčiausias paminklas kultūringam žmogui yra knyga. Ir nebūtinai bronzinis biustas, knyga yra geras paminklas. Tai štai aš dabar noriu irgi daktarai Rėdieniai iš tiesų padėkoti už visą triūsą, už tą rezultatą tokio darbo, padėkoti už tai, ką jūs padarėte šitais darbais. Dar kartą žodžiu pasakyti, kad paprašyti galbūt, kad šitas darbas nebūtų apleistas, kad mes ir toliau tęstumėm šitas gražias tradicijas, nes tikrai medžiagos tam yra ir tą istoriją gali geriau už mane pasakyti, yra apie ką rašyti ir tie patys laikotarpiai, viena knyga kalba daugiau apie okupacijos laikotarpį, bet jeigu taip kalbėti apie mūsų diplomatijos šefą, tai jis po to perdavė kitam Stasiui Bačkiui ir kitą stafetę, dėja po savo mirties ir buvo kitų dar asmenybių ir mes tikrai galim juos visus daugelis jų atsimenam, mes juos. Ir laimingi tuo, kad mes juos asmeniškai atsimenam. Apie tais kartą, kurie tik iš knygų juos pažins. Bet jeigu dar yra, kurie atsimena, tie, kurie bendravo, ir tie, kurie gal kažkokias draugystės turėjo, tai tikrai neįkainuojamų medžiagos informacijos, apie kurią privalo pasidalinti. Ne tai, kad ten turėdami laiko, galbūt, bet privalo, tai yra pareiga, nes dėja, tų žmonių bus vis mažiau. Ir tuomet kiti skaitys tas knygas ir nevardinsiu knygų, kurių nesinorėtų, kad skaitytų, nes irgi yra parašyta apie tam tikrą laikmetį. Geriau būtų, kad daugiau tų, kurios norėtųsi, kad skaitytų mokyklose, kad skaitytų jaunimas, kad skaitytų ne tik diplomatai, bet visi žmonės skaitytų. Tai štai labai ačiū dar kartą ir svečiams, ir nuolatiniams dalyviams mūsų kultūrinių renginių. Ir tiems, kurie gal rečiau apsilanko, esat visada laukiami, nes tai yra irgi kultūros įstaiga, aš to esu įsitikinęs, nors vadinasi kiek. Tai, kad tai yra kultūros įstaiga. Todėl ačiū ir sveikinu ir dėkoju. Dėkui ministrui, jo žodžiuose pajutau tvirtą paramą būsimiems darbams, būsimoms publikacijoms, nes iš tikrųjų knygos turbūt yra geriausias diplomatų atminimo įamžinimas, o Užsienio reikalų ministerija tam skiria dabar ypatingą dėmesį, yra speciali programa diplomatų įamžinimo, po truputį judame tą kryptimį ir tuos darbus tęsime. Labai džiugu, kad šiandien mūsų salėje taip pat yra mūsų išeivijos atstovų, taip pat ir žmonių turėjusių tiesioginį sąlytį su mūsų diplomatinė tarnyba okupacijos laikotarpiu. Žiūriu į Gintę. Tikėsimės ir šiandien išgirsti vieną kitą prisiminimą ir vieną kitą akcentą. Na, o grįžtame prie knygų, grįžtame prie to pačiu prie vieno iš dramatiškiausių mūsų diplomatijos laikotarpių, prie Antrojo pasaulinio karo, prie po to sekusios sovietinės okupacijos, ir tai yra iš esmės mūsų ankstesnių čia vykusių pristatymų tąsa, kai mes kalbėjome apie Vytauto Žalio parengtą ir išleistą Lietuvos diplomatijos istorijos antrąjį tomą ir vėliau vykusią Lietuvos ir Rusijos istorikų parengtų 40–45 metų dokumentų antrojo tomo prezentaciją, nes abu šios laikotarpius ir mūsų diplomatinės tarnybos kūrimasi po 18 metų
ir jos demontavimą kartu su visais valstybiniais mechanizmais institucijom Lietuvoje. 40–45 metais išgyveno Stasys Lozoraitis, jis sujungė visą šią diplomatinę patirtį, tarnavęs diplomatinėje tarnyboje 60 metų, tai iš tikrųjų unikali patirtis, unikali asmenybė. Na ir skaitydami šias knygas regime, kaip diplomatinė tarnyba ir jos šefas Stasys Lozoraitis dezorganizuotame pasaulyje, čia yra Stasio Lozoraičio terminas panaudotas, viename iš laiškų bandė teikti Lietuvos laisvės idėją, nepriklausomybės atkūrimo idėją ir be abejo tame laike, kuriame neveikia nei teisės normos, nei moralės dėsniai. O Lietuva ir kitos Rytų Europos valstybės buvo virtusios kraujo žemėmis, kaip jas pavadino garsus Amerikos istorikas Timothy Snyderis. Atrodė, kad ta misija yra neįmanoma, tačiau ji buvo įgyvendinta, buvo išlaikyta diplomatinė tarnyba, buvo išlaikyta Lietuvos laisvės idėja, o kaip tai buvo padaryta, kokiamis priemonėmis, kokią kainą mes išgirsime iš šios dienos pranešėjų ir norėčiau pradėti šios pranešimus nuo mūsų knygų sudarytojos, knygų autorės, istorikės, daktarės ponios Astos Petraitytės Bredienės. Prašom. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Pradėdama pasakoti apie savo du vaikus, vieną monografiją, kitą šaltinį publikaciją, galiu pasakyti, kad turėjau iš tikrųjų tam tikrą dvasinę prabangą rašyti, kalbant apie monografiją, apie žmogų, apie kurį nebuvo sunku rašyti, nes jo asmenybės iškilumas ir mąstymas, jo mintis, jo idėjos tam tikrą prasme buvo man artimos ir dėl to aš stengiausi, rašydama knygą, kartais kaip istorikė įstoti greta jo. Iš vienos pusės istorikų gildija turi tam tikrą žaidimo taisyklės. Jeigu jūs atsistotumėt, kad ir tokiam kambarį, bet kurio kambario kampe, jūsų matymo laukas ir perspektyva būtų visai kitokia. Tuo tarpu, skaitant ir šitą knygą, galima apie Lozoraičio biografiją matyti taip pat kiekvienam skaitančiam savo perspektyvą. Mano kaip knygos autorės pozicija pastovėti šalia Lozoraičio, pasižiūrėti jo sprendimus, jo motyvas, buvo pati įdomiausia mano kaip istorikės darbo dalis. Ir iš tikrųjų, jeigu būtų rašyta šitą knygą kaip apie Stasį Lozoraitį, užsienio reikalų ministrą, man būtų buvę daug paprasčiau, kad ministro darbotvarkė, ministro pareigų reglamentas, viskas yra žinoma. Įpareigoja arba saisto įstatymai, reglamentai, protokolai. Tuo tarpu, žiūrint apie Stasį Lozoraitį 40 metais po okupacijos, 40 metais jam tuo metu buvo 42 metai. Kaip diplomatai turėjo būti visa kuo gražiausia karjera prieš akis. O jisai stovi be pasiuntinybės, be ateities, be savo namų, be savo tėvynės. Prisiminkite, kad tie 20 nepriklausomybės metų tai buvo valstybės statytojų karta, kuri iš esmės visko neteko. Tai Lozoraičio tiesiog reikėjo suvokti jo kaip jo sprendimų, jo apsisprendimų, jo pasirinkimų ir prasmę, ir tikslą. Pradedant nuo 40 metų ir antroji čia pristatoma knyga šaltinių publikacija, diplomatų korespondencija, dar galėtų būti kaip dar viena iliustracija to sudėtingo laikotarpio, kada iš tikrųjų ir diplomatai, ne tik tai lietuviai, visuomenės veikėjai, politikai, jie galvojo, kad
po karo pabaigos nepriklausomybė bus lengviau grąžinta mums. Mes gyvom valstybė, kaip ir kiekviena kita vakarų Europos šalis, puoselėjanti savo valstybingumą, bus lengviau grąžinta negu kažkada sunkiai visiems įrodyta mūsų teisė į savarankišką valstybę po 1918 metų. Deja, ta viltis, reikia pasakyti, kad kai kurie diplomatai 43 metais jau suprato, kad tai yra neįgyventinama, nes nėra tokios jėgos, kuri galėtų tiesiog fiziškai pastumti šitokią galingą kariuomenę kaip iš pradžių nacių, o paskui sovietų. Ir tas šachmatinių žaidimų politikoje, ką jau pamatėjau, labai dažnai naudojama šitas terminas, būti, nebūti paukotam šachmatiniuose žaidimuose. Tai ypač tas antro pasaulinio karo metais išsilaikyti, kaip nors išsilaikyti diplomatams jų pasiuntinybės iki karo pabaigos, o paskui tas suvokimas, kad jau jeigu įmanoma tai išsilaikyti okupacijos laikais ir neprarasti niekada tikėjimo, kad Lietuva bus laisva. Tai Lozoraitis iš tikrųjų, kad ir kiek aš ieškočiau jo kaip asmenybės silpnumo ženklų, kaip diplomato, niekada neatsisakė šitas vilties, niekada nebuvo tokio, kad mes niekada neturėsim laisvės. Priešingai, aš kaip istorikė galiu liudyti ir sakyti, kad taip, jisai to visą laiką tikėjo. Ar diplomatinės tarnybos, kuriai jisai vadovavo ir kurios pats faktas yra unikumas, ar abejojo jisai, tai pesimizmo gaidelių yra. Kaip jisai sakė, man labai įdomu, 67 metais jau sužinojus apie ilgamečio mūsų diplomato Broniaus Kazio Valučio mirtį, jisai sakė, man tikrai įdomu, kas bus tas paskutinis, prieš paskutinis, kuris laidos mūsų paskutinį. Kuris bus tas paskutinis, kuris laidos prieš paskutinį mūsų. Tai dėl diplomatinės tarnybos jis iš tikrųjų turėjo mažiau vilties su metais, kuo toliau, tuo mažiau. Bet tik ne dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dabar jo veikla sunkiai apibrėžiama, kaip aš sakiau, būtų paprasčiau, jeigu tai būtų ministro. Kadangi jisai diplomatinės tarnybos šefas, be savo jokių, kaip sakysim, pavyzdžiui, kolegos Vašingtone, Povilas Žadeikis arba Bronis Kazys Balutis Londone, arba Stasys Girdvainis prie Švento sosto, jis tokios neturėjo kaip savo tos vienos konkrečios vietos. Ne. Ir jam reikėjo pačiam kaip žmogui sugalvoti visą sistemą, arba remtis tą senąją iki karinę užsienio reikalų ministerijos veikimo taisyklėmis. Reikia pasakyti, kad diplomatai ano laikotarpio niekada visi nesusitiko. Mums kaip istoriko neliks nežinoma dokumentai taip, kiek tūkstančių perverstų, o telefono skambučiai, o pokalbiai, o to diplomatų personalo tramdymo kai kuriais atvejais, jeigu mes taip galime grubiai diplomatiškai pasakyti, kokiom priemonėm galima buvo jų. Tik tai žodžiu, arba pokalbių, arba privačių, konfidencialių pokalbių. Netgi diplomatų ir ne tik korespondencija, bet ir diplomatų laiškai arba oficialūs laiškai, jie yra inteligentiški, mandagūs ir netokie tiesiai šviesiai akis viską sakantis. Ta reikia irgi pripažinti ir gebėti skaityti. Kitas dalykas, pačio Lozoraičio gebėjimas susitarti, susikalbėti. Vis tik kaip asmenybė, jisai ne veltui šiandien yra pristatęs, jis buvo truputį kitoks ir tam savo laikmetį. Tai buvo tikrai aristokratiškos prigimties, aristokratiškos laikysenos, manierų, netgi amžininkų, kurie pažinojo šeimą. Aš pati pokalbių metu provokuodavau, klausdavau, jis papasakokit ką nors, kas nors buvo kitaip negu iki tol sukurtas paveikslas. Dėja, jeigu aš apie Stasį Lozoraitį jaunesnį turiu daugiau pasakojimų ir įdomesnių spalvų, tai
Tai apie tėvą diplomatą Stasį Lozораitį vyresnįjį būdavo vieningos nuomonės ir netgi pikta reakcija, kaip jūs galėjote šitaip pagalvoti arba manęs paklausti. Kitas dalykas, unikalumas Stasio Lozoraičio ir tame, kad jisai nėra baigęs jokių specialių diplomatinių mokslų ir diplomų neturėjęs, bet jisai, o taip pat jo abudu sūnus, Stasys Lozoraitis jaunesnysis, kaip žinomas daugiau Lietuvoje, kaip pilties prezidentas yra, tik ne šito gyvenime. Arba Kazys Lozoraitis, buvęs ambasadorius prie Švento Sosto ir Maltos ordinai, jie taip pat nesimokė specialių mokslų. Bet jie buvo praktikai, tikrąja to žodžio prasme. Vėliau jau kita dar viena karta diplomatų iš jų mokėsi. Ir kad toj ekstremalioje situacijoje, kurioje atsidūrė diplomatas Stasys Lozoraitis, aš manau, stovėdama šalia jo ir žvelgdama jau iš jo pusės, taip jisai savo tikslą pasiekė, jis išsaugojo diplomatinę tarnybą, tą ugnelę, kaip aš sakyčiau, jeigu okupaciją laikyti kaip nakties tamsoje baubtą namą be šviesų ir ta diplomatinė tarnyba tai buvo kaip ugnelė viena valangė, taip jos neužpūtė. Mes galim pasakyti, kad Lozoraitis atidavė diplomatiniai tarnybai daugiau negu 60 metų šitose pareigose, bet nepriklausomybės ir kovo 11-osios sulaukė dar 4 lietuvių diplomatai. Tai gal daugiau klausimų mūsų. Ačiū už gražią įžangą. Gal klausimams laiką mes paliksim po visų pranešimų. Labai čia gerai visi akcentai sudėti ir labai gyvai pristatyta asmenybė Stasio Lozoraičio. Mačiau, kad po žodžių diplomatinio personalo atradimas personalo direktorius pradėjo respektuoti, matyt, bus pritaikyta praktikoje. Taip, kad yra vertingų patirčių ir man buvo skaitant šitas knygas. Na, o dabar aš norėčiau suteikti žodį profesoriui Egidijui Aleksandravičiui. Knygoje iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas diplomatinės tarnybos ir išeivijos organizacijų santykių Lietuvos laisvės byloje. Čia iš tikrųjų tos bylos labai įdomios ir labai įvairios. Tai turbūt ir tą temą, ir galbūt ir kitom temom. Prašom, profesoriau. Sveiki. Aš šiai kultūriniai popietei kultūros organizacijoje pasirinkau tokią kapotą paradoksų kalbą. Pradėsiu nuo anekdoto. Tais laikais, kada Lozoraitis egzilinę diplomatinę misiją atlikinėjo, kažkas Vilniuje prie Centrinio knygyno susitikęs sako, užeikim į knygyną, gal yra knygų. Sako, aš turiu knygų. Tai kai mes žiūrim į 3 ant stalo padėtus tomus, mes galime įsivaizduoti, kad tų knygų yra daugiau. Ten yra toks bukletas, vien tik tai bukletas su bibliografijos nuorodomis, kiek yra knygų. Gal gana? Gal mes jau turim knygų? Iš čia plaukia tada keli klausimai, kokiu kampu galima būtų pristatinėti naujas knygas, kaip parodyti, kodėl jos vertos dėmesio ir jūsų brangių minučių. 2 knygos, kurios priklauso Astos Petraitytės plunksnai, jos yra skirtingos. Jos iš dalies išduoda Vytauto Didžiojo universiteto išeivijos instituto mokslinio darbo strategiją. Knyga Lozoraičiui yra atsiradusi disertacinio darbo pagrindu, kuris laikas, kadangi išeivijos institutas ir medžiagą renka, ir kaupia, ir bando publikuoti, tai buvo toks tam tikras naujos tradicijos kūrimas, kad brangioji neužtenka, kad tu parašysi knygą. Dar reikia surinkti, kodifikuoti pagrindinius dokumentus ir pabandyti padaryti dokumentų rinkinį. Disertacija paprastai gula pagrindų monografijai, o išeivijos arba egzodo archyvo serijoje nugula esminiai dokumentai, kurie mūsų galvo, autorių galvo yra verti būti tokia forma. Egzodo archyvo
archyvo pirmoji knyga buvo Antano Smetonos egzilinė korespondencija. Beje, diplomatijos ten yra labai daug. Ir šitoje Astos knygoje taip pat Smetonos korespondencija naudojamasi nesyk. Unikalus išlikęs laiškų pluoštas, kurį išsaugojo brolius Kreiklys, ir kada jis atidavė savo kolekcijas Vytauto Didžiojo universitetui, ir kada universitetas apsičiupinėjo, kad reikia sukurti visą specialią įstaigą, kad aprėpti tą paveldą, nes reikia sisteminių tyrimų nuo popierių tvarkymo, sisteminimo iki tyrinėjimo, publikavimo ir netgi edukacinių programų. Taip atsirado dėl Kviklio kolekcijos, atsirado Išeivijos studijų centras, po to visas institutas. Tai pažiūrėkit, kas nors, kada nors kokioje nors lentynoje, kaip atrodo Smetonos korespondencijos tas parengimas. Tai žodžiu, eina dviem srautais. Ir Astos Petraitytės Britienės šitos knygos, jos išeinant iš akademinio darbo konteksto, jos dėl to šitaip atrodo. Nes jeigu paimsit kitą irgi liaudies arba Išeivijos diplomatijos plotmę kongresinę akciją, Baltijos šalių, išeivių, emigrantų, politinė veikla, kovojant už nepripažinimo, okupacijos nepripažinimo politiką, Giedrius Janauskas išleidžia knygą ir taip pat išeina tomas dokumentų, kurie kitokiais būdais nebūtų prieinami. Tai čia bendras komentaras, suprantant tai, kas padėta ant stalo. Šiaip pažadėjau paradoksus, tai sakyčiau, kad, kaip per knygos pristatymą mastai, koks čia protokolas yra, kas tai per veiksmas. Turgus leidėjas nori parduoti daugiau ir tikiuosi, kad jūs pirksit tas knygas, taip gali būti ir šitai, bet iš tikrųjų, manau, yra trys taikiniai, kurie dažniausiai iškyla. Tu gali kalbėti apie herojų, herojus, tu gali kalbėti apie autorių ir tu gali kalbėti apie patį kūrinį, nes tai yra trys labai atskiri dalykai. Galvočiau, kad knyga parašyta dažniausiai nuo autoriaus jau atsiskiria. Ir suplakti to negalima. Aš šiuo atveju pasirinkčiau du iš tų trijų labiau išryškinti, bandydamas nuspėti, ką mano kolega ir bičiulis Česlovas Laurinavičius turės kalbėti. Kitas trikampis arba triada, kurią galėtumėm išryškinti. Lozoraitis buvo diplomatas, buvo ir egzilas. Mes galim kalbėti apie diplomatinio korpuso kažkokius istorinius herojus, bet taip pat galim kalbėti apie Išeivijos plotmę. Ką tas reiškia? Mūsų didžiojo egzodo, mūsų diasporos politinio veikimo istorijoje šitie dalykai. Lygiai kaip ir, sakykime, Išeivijos institutas tyrinėja Išeiviją, tai sakys, prie ko čia diplomatija, nes Lozoraitis niekados nebūtų sutikęs su terminu emigrantas. Niekad nebuvau nei išeivis, nei emigrantas. Aš buvau Lietuvos žemėje, bandžiau tą išsaugoti. Tai prie ko čia Išeivijos institutas? Tada paradoksaliai aš atskaičiau lygiai tiek prie to, kiek Užsienio reikalų ministerija prie diasporos problemų šiandien. Lygiai tiek pat prie. Susiplakai ir ne visą aiškiai racionalizuojamai kaip. Man tai yra dalis to paradokso. Jeigu kalbam apie Astos Petraitytės indėlį į šitos tekstus, tai galima aptarti vieną. Tai yra mažiausiai 10 metų darbas. Asta ilgesnį laiką buvo kuratorė muziejaus kolekcijos, muziejaus, kuris buvo ryžtasi universiteto įsteigti, jis nėra išvystytas iki galo, tai Lozoraičių muziejus. Pastatas, kuriame įsikūrė VDU rektoratas, yra tas pats istorinis pastatas, kurio antram aukšte gyveno Lozoraičiai, tada kaip Stasys senjoras buvo ministras. Žodžiu, tai visa atmintis pastatai. Universitetas negalėjo ignoruoti fakto, kad atmintį reikia saugoti ir dievė to, kad jinai dar daugiau bus saugoma, gal kada net išsikels administracija ir tai vis tikrų muziejų. Žodžiu, tai galėjo būti. Asta buvo kuratorė, po to vystėsi josios doktorantūros planai ir įsivaizduokit, prie rimtos knygos 10 metų padirbti reikia. Tai josios toks nuoseklus darbas davė šitos vaisius. Disertacinis darbas labai retai yra biografija par excellence. Niekas nepriimtų tokio darbo. Ir šita knyga nėra biografija tiesiog. Aš siūlyčiau akcentuoti žodžius prieš pavardę. Šefas, ne? Nors mes visi žinom, kad jis yra savęs teigiantis šefas.
Diplomatinis korpusas egzilyje, nebeturintis tautos atstovų balso, neturintis prieš ką atsiskaityti, nes viskas giliai praeityje, neturintis kas ką rinktų, kas ką keistų, kas darytų rotacijas. Nieko. Savęs teigiantis šitas, žmogus institucija, žmogus įstaiga. Ir aš manau, kad kiek intuityviai, kiek racionaliai, bet autoriai pasirinko tokį kampą aprašinėti žmogų instituciją. Tai nėra paprasta biografija, dėl to tai tapo dizertabiliu tekstu ir oponentai, kritikai ir visi kiti gali tai tikrinti. Čia mano asmeninė prielaida, nes aš buvau arti pakankamai šitam tekstui atsirandant, rašant ir ginčiantis 10 kartų, visiškai neformaliai. Dėl to jinai yra tokia specifinė knyga, nes jeigu kas nors imtųsi pilnos Stasio Lozoraičio senjoro biografijos, jinai galėtų atrodyti visiškai kitaip. Galiu liūdyti, kaip žmogus, kuris su pavydžiu džiugesiu žiūrėdamas į šitas knygas gali prisipažinti. Tai yra knyga, kokios aš neparašiau. Kodėl? Todėl, kad vienu metu Daniela Lozoraitė mane buvo sugundžiusi rašyti Stasio Lozoraičio junioro biografiją. Ir aš porą metų turėjau visiškai neblogą josios aplinkos paramą, renkant medžiagą tolimuose pasaulio vietose. Ir po to, kai toks David Cezarani parašė Arthur Koestler biografiją, kuri padarė didžiulį šurmulį pasaulyje, mane jinai taip sužavėjo tą knygą, kad aš toje Lozoraitės aplinkoje prisipažinau, aš norėčiau parašyti apie juniorą maždaug tokią knygą. Ir po to manęs daugiau prie archyvų nebeprileido. Biografija, jeigu tu rašytume pilną žmogaus biografiją, tai būtų kitoks žanras. Ir aš kalbu su, taip yra gyvenime. Čia nėra nei pagiežos, nei pykčio. Aš po to apie Baranauską parašiau knygą, kondensuodamas susijaudinimą, sublimuodamas visus freudistinėje analizėje pasiduodančius impulsus. Bet aš nepadarydamas to, apie ką su jumoru kalbu, aš galiu įvertinti tai, kas tai pasisekė padaryti. Ir manyčiau, kad pati knyga yra kupina tokių dalykų, kurie tartum užkabina viltį, kad bus pratęsta. Ir Vytas Žalys turės ką daryti 3-4 tome, nes jam taip pat yra herojus numeris 1, ko gero. Baigiant visiškai savo 10 minučių, kadangi man buvo grįžtai prisakyta apie jas, prisimenu keletą tokių epizodų, kalbant apie tą Lozoraičių giminės savęs teigiančios diplomatinės kultūros tradiciją. Visai neseniai vienų diskusijų metu Oksforde su vienu lietuviu, darančiu savo doktoratą tenai, apie Anglijos poziciją 20 metais Lietuvos nepriklausomybės ir apskritai misijų, karinių misijų atžvilgių, Korzono aplinkos popieriai, kaip jie mato lietuvių diplomatus ir apskritai politinius lyderius 20-ais. Tokio Oksbridžo skepsio jūs tikriausiai nebūtumėte pripratę klausytis. Kaip koks Purickis charakterizuojamas, kaip charakterizuojamas Naruševičius. Tai košmaras beveik, žinai. Aš nežinau, Wikileaks neduoda medžiagos, kaip atrodo Lietuvos diplomatinis korpusas 90-aisiais Britanijoje, Švedijoje ar kur nors kitur. Bet aš labai gerai prisimenu kai kurių State Department Jungtinėse Amerikos valstijose pasakojimus, kad aš rinkau medžiagą ir interviavau žmonės apie juniorą. Kai kas iš prie Gurburų beveik jau ganėtinai aukšto rango sekretariato darbuotojai sakė, kai aš matydavau Stasį Lozuraitį dirbantį ambasadoje, 3 televizijom, 3 skirtingos kalbos ir 3 skirtingi srautai klausimų, jis buvo fantastiškas. Sako, aš visose diplomatijos mokyklose, akademijose, kurias praėjau Amerikoje, negavau tiek daug patirčių, kiek gavau iš Stasio Lozuraičio junioro. Jis nebuvo baigęs universiteto. Tai noriu kalbėti apie tą savęs teigiančią tradiciją, apie milžinišką rezervuarą visokiausių vertybių, kur individas gali savyje saugoti, kartais daugiau negu ištisa institucija. Ir žinoma, norėčiau visą tą matyti su truputėliu skepsiu, kad herojai nebūtų per daug keliami ant piedestalų, bet Lozoraičių atžvilgių yra įmanoma kalbėti tokiu frontu. Ir šitos knygos, šita knyga pirmiausiai, ta monografija atskleidinėja vieną tos praeities pusę. Dokumentai galbūt jie yra sausesni, bet jie nėra vieninteliai.
Egzodo archyve dar yra vienas mūsų parengtas tomas, pašėlusiai korektiškas diplomatinės tarnybos ir Vliko susitikimų protokolai Berne, Paryžiuje ir kitur, pridedant kartu su Lauryno Janušausko knygomis. Tai jau iš karto sudaro didelį masyvą mūsų diplomatijos istorijos, bet ne tik diplomatijos. Kažkas kūrė užsienio politikos principus. Nors Asta Petraitytė apie tai daug nerašo, palikdama matyti erdvėje Žaliojo arba savo kitoms knygoms. Dėkui. Prašau. Dėkui profesoriau už įžvalgas. Be abejo, visiškai sutinku, kad Stasio Lozoraičio biografija nėra paprasta biografija, kad prie jos dar ne kartą bus grįžta, tą žada ir Vytas Žalys savo tolesniuose tomuose, matyti ir kiti, rašantį dar vienu ar kitų kampų grįžti prie šios asmenybės. Čia buvo paminėtas mūsų buvęs kolega Laurynas Janušauskas, istorikas, diplomatas, jis parašė knygą Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilinė veikla 40–91 metais, tai tie, kas neskaitėte, nematėte, žinokite, kad tokia knyga yra. Ir šios knygos autorė remiasi taip pat vietomis Laurynu Janušausku. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį daktarui Česlovui Laurinavičiui, kuris, kaip minėjau, netaip seniai pristatė knygą apie tą patį, panašų laikotarpį, kartu su Rusijos kolegomis apie 40–45 metus, kai buvo kalba apie visos mūsų valstybės pagrindų demontavimą, ir dabar būtų be abejo įdomu išgirsti, kaipgi tame kontekste matosi mūsų diplomatinės tarnybos veikimas čia ir be abejo už Lietuvos ribų. Prašom. Labą dieną. Ačiū pirmiausia, žinoma, už pakvietimą, už tokį statusą, kad aš esu pastovus. Bet žinoma, labiausiai dėkoju autoriui, turėjau galimybės perskaityti šitą knygą ir turėti jau kaip nusakyti. Na tai, turiu pasakyti, kad aš gal neturėsiu tokios gražios iškalbos dovanos kreiptis į susirinkusius su tokia, mes ką tik išklausėme iš profesoriaus Sangavičiaus. Bet vis dėlto, žinoma, aš turėsiu turbūt vis tiek vadovautis tom institucijomis, kurias jis ką tik tai nurodė, kad galimi 3 būdai kalbėti šią temą. Pirmas apie autorę, antras apie žiūrovą ir trečias apie knygą. Eilės tvarka gali būti kita. Tai panašiai aš tiesą sakant ir galvojau kalbėti, tik tai apie autorę nesiruošiau. Nes nelabai daugiau ką galiu pasakyti, apart to, kad labai simpatiška, tikrai maloniai man užrašė savo knygą. Apie knygą norėčiau pakalbėti kiek daugiau, dėl to, kad tikrai man paliko gerą įspūdį. Aš nesitikėjau, atvirai pasakęs, labai skeptiškai išgirdau kvietimą eiti ir dėl to pasakysiu vėliau. Bet malonus kvietimas vis tik paveikė, sutikau ir kai pradėjau skaityti, supratau, kad aš skaitau rimtą studiją. Kaip ją čia pavadinti, sunku pasakyti griežtai, nežinau, man atrodo, kad tai vis tik politinė biografija. Politinė biografija, bet esmė turbūt ne tame, kokią mes etiketę klijuosim, o tame, kokios kokybės yra tas darbas. Tai yra istoriko studija, tikra to žodžio prasme. O istorikas gyvena pirmiausiai faktais, ir čia faktai yra esminis dalykas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, autorė gerbė faktus ir neįsisukau iš jų, o eina paskui juos. Bet eina kartu pakankamai, sakyčiau, kultūringai, raštingai, išmoningai. Ir visą tai suteikia tikrai malonų įspūdį, kur aš sakyčiau, tikrai galime džiaugtis, kad yra tokių darbų. Ypač turint galvoj, kad čia politinė biografija tai ne kokia Roosevelto, Čerčilio apie Gordą. Tai yra vis tik labai personos specifinis,
ne savo kaip asmens dimensijų, bet savo statusų, savo kaip politinės biografijos kodą. Kodu, kuris, kaip taisyklė, gali nuvesti labai priešingom kryptim. Arba į visišką nihilizmą, kas čia veikėjas, kas čia tas statusas, arba į panegiriką, koks kovotojas nuo pradžios iki galo, tikrai jis gynė Lietuvos, panašiai. Tai dėja, va šitą, jeigu pirmą variantą mes turėjom pakankamai, galėjom skaityti sovietmečių, tai dabar yra kita tendencija, tokios panegirikos tendencija, tokios mes iš anksto jau paruoštom vertinimo schemą, sugeruoti ir pajungti tom schemom faktinį medžiagą. Tai čia yra kitaip, čia yra faktai, čia yra kontekstas pakankamai neblogas, yra žmogus, ir tiesą sakant, žmonės garbėjai, tai tam tikrą prasme tai yra tragedija, kas čia yra parašyta, man supratimu. Kaip istorikė, tikrai, aš nebuvau gydyme disertacijos, bet aš neabejoju, kad jis buvo sėkmingas, tikriausiai tai buvo, nes panaudota labai plati medžiaga, įvairiausia. Ir turiu pasakyti, kad apskritai rašyti ponui Žaliui, tai aš manau, tai yra malonumas, tik jis to malonumą savo tai leidžia. Nes tarpukario medžiaga tai yra ištisos paklodės dokumentų, kurias tu gali, vadinasi, vieną per kitą tenkti ir atitinkamai modeliuoti jas ir taip toliau. Pokaris, tos diplomatijos mūsų gyvenimo, politinio gyvenimo raida, tai yra fragmentai, tai yra galbūt net miražas, tai yra kažkokios tai taškai, kurios sujungti tikrai yra nepaprasta. Labai sudėtinga. Bet autorė sujungia, kuri tarp ir man atrodo rašytojas savo leisų. Dėl to, kad siužetais irgi maloniai leidžia savo pažaisti tam, kad pagyvintų kalbai ir struktūriškai apibrėžtų vieną kitą klausimą. Tai aš, kaip sakant, šiom tokiom panegirikos kalbom charakterizuočiau vis tik tai knygą, kaip rimtą darbą, kuris, žinoma, galėtų būti geresnis. Atvirai pasakius, mane ypač sužavėjo dokumentai, priedai. Visa knyga, bet ir priedai. Ypač vienas priedas ten, yra tiesiog stenograma to epizodo, kaip sovietai ateina atimti ambasados iš Miloraičio ir vyksta pokalbis, tiesiog klausimas-atsakymas, tokia stenograma labai griežta ir labai efektinga, bet man pasirodė. Tai beje, gerai, bene geriausiai charakterizuoja diplomatinės kokybės kaip diplomato Lozoraičio. Žinoma, jo idėjinė orientacija. Bet iš trūkumų aš paminėčiau turbūt vieną tik tai dalyką, kad vis tik tai visas darbas yra paremtas praktiškai 100% lituanistinė medžiaga. Tai yra tų pačių diplomatų arba geriausiu atveju juos supančių žmonių kokie tai susirašinėjimai, vertinimai, stebėjimai. Ir visą tai, o ir praktiškai nieko iš šalies, kaip kitiem atrodė visas šitas gyvenimas politikos. Pirmiausia, tai tiems, nuo kurių didžia dalim priklausė tą politinę egzistenciją Lietuvos diplomatų išeivijų. Tai praktiškai yra nieko. O čia, žinot, šitas, nors tai galų gale ne kaip knygai, galima sakyti, neigiamai, ne per daug ir neveikia, bet gali veikti neigiamai jau kaip problemų suvokimų, kaip užsižaidimui savotiškai. Mes čia kaip smėlio dėžėj žaidžiam, mes čia maždaug kūrėm savo pasaulį, o tarsi kito pasaulio ir nėra.
Man čia labai, mano supratimu, pavojinga tendencija ir labai gaji mūsų mentalitetui. Ne tik diplomatų, bet diplomatų taip pat. Tai ar galima tą pataisyti? Tikriausiai galima, nors tai žinoma bus nelengva, bet čia jau kaip išeis. Nu dabar apie Lozoraitį dar truputį, jeigu galima. Tai dėl ko aš nenorėjau kalbėti, dėl to, kad turiu pasakyti mano nuomonę apie šitą veikėją, apie šitą politiką, diplomatą, patyrė tam tikrą evoliuciją. Ir iki galo ta evoliucija dar nenusistovėjo ir aš nelabai dar, taip sakant, drąsiai galiu vertinti. Bet galiu tik tai konstatuoti vieną, kad iš tokio, sakyčiau, pakilaus ir teigiamo herojaus, mano tą viziją dreifuoti kažkuria priešinga linkme. Yra ir iki šiol Lietuvos diplomatijos kurse, kur tik ir aš skaitau, ir kolegos, ir apskritai tokia tendencija yra, kad mes tarpukario diplomatijai turėjome dvi mokyklas. Voldemaro mokyklą ir Lozoraičio. Ir pradiniam etape tai suvokimas buvo toks, kad tos dvi mokyklos tai yra chuliganų, diplomatinio politinio chuliganų ir diplomatinio aristokratų. Tai Voldemaras chuliganas, o Lozoraitis aristokratas. Čia prasme iš tikrųjų, čia taip turbūt ir dabar galiu pasakyti, kad čia tokia nuomonė yra pagrįsta. Bet vardan kiek šitos linijos turi sąsąją su realia politika, su realiais uždaviniais ir jų galimų įgyvendinimu arba neįgyvendinimu, o čia jau klausimas žymiai rimtesnis. Ir jau šiandien aš atvirai pasakius, aiškaus atsakymo neturiu. Nu bent jau kalbant apie tarpukario laikotarpį, kiek Lozoraitis buvo kaip ministras, tai šiandien aš turbūt daugiau vadinčiau kaip pastovios nuolatinės kapituliacijos atstovų, kaip nuolatinių pralaimėtojų, kaip nesėkmės po nesėkmės stebėtojų autorių. Ir žinoma, čia, turbūt, kad galima sakyti, kad didelė atsakomybė neštų ir pats diplomatas, bet šiaip jau, žinant situaciją tarpukario Lietuvos, politinę sistemą ir tas tradicijas, kurios gyveno, tai čia iš Lozoraitis nebūtų išimtis, man atrodo, kad tai visos tuometinio politinio elito bėda. Konkrečiai šiuo atveju tos dalies elito, kuri buvo susijusi su Smetona. Nors žinoma, Lozoraitis, galima sakyti, buvo tam tikra inovacija tarpukario diplomatijoje, kadangi jis atėjęs lyg ir užsirekomendavo siekiantis naujų kelių, naujus netgi šūkius savo buvo išsikėlęs. Iš vienas iš tų šūkių tai nepriklausomybė svarbiau už Vilnių. Ant kiek jinai atrodė man pradžioje intelektualiai įdomi, kaip prielaida išeiti iš tokios intelektualinės aklavietės ir iš politinės aklavietės. Tiek dabar, man atrodo, kad tai buvo tik tai tokia wishful thinking. Faktiškai, žinoma, galima buvo galvoti, kad čia tik tai taktika jo veiksmuose, kad strategija, jis tai, žinoma, jokių būdų negalvoja taip, kad galima valstybę davidinimus. Bet dabar jau susipažįstant su dokumentais, man atrodo, kad jis tarp didelio skirtumo tarp taktikos ir strategijos nedarė. Ir iš esmės buvo linkęs galvoti, kad galimas toks aristokratinis susitarimas su Lenkija abiem pusėm naudinga linkme. Deja, praktika rodė tai, kad Lenkijos tikslai buvo visai kiti. Tą dabar jau galima aiškiai pasakyti, Lenkija turėjo kitus tikslus. Jinai turėjo tikslą praktiškai padaryti iš Lietuvos savo provinciją. O apie lygaus statuso klausimų ten
bent pametinėme tai kalba neina. Tik tai viso tai buvo daroma, žinoma, ne iš karto, labai rafinuotai, gudriai, sistemingai. Tai jau pirmasis, reiškia, toks Lozoraičio užsiangažavimas, kad čia mes galime likti Vilniuje atidėti šoną ir kalbėtis, bandyti tartis kaip lygus su lygiu, iš esmės jau suponavo pralaimėjimą. Sekantis pralaimėjimas buvo Tautų sąjunga, kai Lozoraitis atsisakė savo švenčiausio principo kolektyvinio saugumo sistemos, pasirašydamas suspendavimo aktą, pagal kurį Lietuvos suspendavo savo įsipareigojimus dalyvauti kolektyvinio saugumo sistemoje. Praktiškai tai buvo akmenėlis laidojantis Čekoslovakiją. Nu ir taip toliau, čia nevardinsiu. Vis tik leisiu savo pasakyti turbūt pagrindinę Lozoraičio turbūt nesėkmės priežastį. Jis, aišku, aristokratas buvo, dėl šito iš tikrųjų, net keista, gimęs tai ir valstiečių šeimoje. Tėvo neteko. Atėjus Lozoraitis vis tiek buvo dvasios aristokratas. Bet neteko 10 metų, reiškia, praktiškai našlaitis. Bet sugebėjo valdyti tas savybės, kokias, tiesą sakant, turi šių vaikų. Aš taip įsivaizduoju, diplomatijos aristokratas vakarų pasaulio, vakarų kultūra, vakarų civilizacija. Tai žinoma, tai ir pliusas, bet man atrodo, jis ant šito susiciklino. Jis susiciklino ant tų civilizacinių privalumų, kuriuos jam pavyko pasiekti. Ir jis ėmė ignoruoti jėgų balansą, realią politiką, kiek paprasčiau kalbant, geopolitiką. Ir kad atėjo laikas, kad reikėjo labai aiškiai keisti politinę sistemą, keisti politinės orientacijas. Ir tiesiai šviesiai pasakysiu, reikėjo eiti pas rusus ir su jais kalbėtis. Jis liko absoliučiai kietas ir nepajudinamas. Rusai ir okupantai yra beveik barbarai ir su jais nėra ką kalbėti. Mūsų šventas reikalas, mūsų okupavo birželio 15 ir okupantas kaip toks turi, reiškia, atitinkamai būti vertinti. Jo klaida dar tai buvo ir ta, kad jisai iš esmės bandė remtis 18-19 metų patirtim. Tai yra pirmojo pasaulinio karo patirtim. Kada tautų teisė iš tikrųjų turėjo galių, jinai iš esmės, galima sakyti, formavo pasaulio geopolitiką. Ir jis tikėjosi, kad šitą teisę remiantis kažkas panašaus atsitiks ir antrojo pasaulinio karo įvykių. Deja, jau buvo vertybinė skalė visiškai kita, o Tautų sąjunga veikia, tautų teisė veikia tik tai tam tikras aksesuaras. Va štai dėl šitų aplinkybių, mano supratimu, visa tolesnė veikla, jinai faktiškai tampa tokia beveik sektantiška. Sektantiška, čia gyvenimas jų veikla ir visos su to susijusios peripetijos pačios, bet negali vertinti visiškai neigiamai, nes galų gale čia, Lietuvoje, okupuotoje Lietuvoje, kaip ją vadinsim, sovietinėje Lietuvoje, kur vyko realus socialinis, kultūrinis galų gale brendimas ir taip toliau. Politiniam gyvenimui šviesos spinduliais buvo būtent žinia, kad yra vakaruose tokie žmonės, kurie laiko politinę giją, tą realės siūlą. Ir tą žinojo žmonės, bet žinojo ir valdžios, ir Maskvoje, Vilniuje. Ir iš esmės šitie momentai lėmė tai, kad mes nebuvom nutrinti, o priešingai, dar kai kuriais atžvilgiais brendami klestai. Tai aš sakau, tragedija, žinoma. Kaip ją vertinti labai sudėtinga, bet labai gerai, kad galima pradėti realiai žiūrėti šitos procesus. Štai labai ačiū. Ačiū labai, daktarė. Išgirdome dar naujų perspektyvų ir jaučiu, kad būsimų
diskusijų temperatūra pakilo, jau matau pirmosius norinčius paklausti. Na, iš tikrųjų labai įdomu priedą paminėjo Česlovas šito archyvui, kuris ir man labai užkliuvo susijęs su mūsų Vilos Lituanijos likimu ir labai įdomių dialogų tarp Stasio Lozoraičio, ambasadoriaus ir Vilą atėjusių atsiimti Sovietų Sąjungos atstovybės darbuotojų. Tai čia aš tokioj mažoj recenzijoje netgi palyginau šitą dialogą su garsiuoju profesoriaus Preobrazhenskio ir Šarikovo dialogu filme Šuns širdis. Tai čia toks kaip ir civilizacijų dialogas. Na ir simboliška turbūt, kad šią knygą mes pristatome keletą savaičių po to, kai priimtas sprendimas po ilgų derybų dėl tos istorinės skriaudos, Vilos Lituanijos skriaudos sprendimo tarp Italijos ir Lietuvos vyriausybių. Taigi istorinė tiesa įsigalioja vienom ar kitom priemonėm po ilgo laiko. Na ir tikimės, kad tai ne paskutinis kartas. Na, o dabar, užbaigdamas šią pirmąją dalį, šios gražius pristatymus ir dėkodamas jų autoriams, noriu pereiti prie diskusijos, klausimų, atsakymų. Ir jau pirmąją ranką mačiau, kolega ambasadorius Morkvėnas. Jau čia laiko nėra taip mažai, reikia pasirinkti vynų, turbūt. Aš čia girdėsiu, nežinau. Aš jau antrą kartą tos knygos pristatymę, man teko būti Kaune, šiltam tokiam renginį, tai žmonių tik tai čia yra, kurie dalyvavo, tai gal aš truputį ir pasikartosiu, bet man taip pat teko pakniesti nemažai tų su Lozoraičiais susijusių popierių, kai ką publikuoti. Ir manyčiau, čia dabar šiek tiek mano mintis iškreipė Česlovas, vadinkim tiesiai, be visų rangų, kaip ir daugelio kitų. Aš manyčiau, kad aš tikrai dar tebesu toj garbinimo fazė Lozoraičio. Kažin ar nuslysiu į tą, į kurią slysta mielas Česlovas. Iš tikrųjų, jisai, būtent pokariu, manau, kad jisai pilnai atsiskleidė, vis tiek žmogus dar daugiau supranta. Ir jis tikrai, aš nesutikčiau, kad jis nesuprato. Jis po karo, netgi 44-45 metais, jis labai tvirtai suprato, kad nebus kaip pirmo pasaulinio karo išbandymų. Jis labai tvirtai suprato, matė, kad visa ta vakarų Europa labai užkrėsta ten to pasidavimo tokio Stalinui ir jis visiškai jokių iliuzijų ten neturėjo. Dabar dėl pačios knygos tikrai norėčiau labai pagirti, tam pirmam pristatymę aš buvau jos vos pavartęs, dabar jau paskaičiau daugiau ir tikrai daug galėčiau pasakyti komplimentų knygai. Ir norėčiau pasakyti tokią mintį, kadangi man teko su abiem sūnum dirbti netrumpai ir bendrauti ir su Stasiu ir su Kaziu, žinau, kad abu sūnus jautė pareigą parašyti apie tėvą. Ir vienas ir kitas numirė neįvykdė tos pareigos, skausmingai jausdami, kad jie neįvykdė, nes vis tiek jie labai gerbė tėvą ir suvokė, kad vis tiek tai buvo didžiulė asmenybė. Ir mano manymu, tai tikrai 20 amžiaus ne tik tai diplomatijos, bet ir politikos vienas iš milžinų buvo Stasys Lozoraitis. Ir ten, ką jisai būt galėjęs 34-8, būdamas kažkoks genijus, nieko mielas Česlovais nebūt padaręs. Geopolitinės girnos buvo tokios, kad čia ką mes bebūtumėm raitėsi, vis tiek jos būtų sutrynę tą Lietuvą. Nieko nebuvo įmanoma padaryti, vėl nukrypo į šalį. Va, tai tikrai autorė turėčiau pagirti už tą kruopštų, tikrai, būkim seksistų, moteriškai kruopštų darbą, kuris atliktas per dešimtmetį. Ir tikrai knyga labai vertinga. Dabar dėl priekaištų, manyčiau, knygai labai trūksta iliustracijų. Tai gal autorė pasakytų, kodėl nėra. Vis dėlto tų laikų yra daug nuotraukų, daug susitikimų ir kitose knygose jos įdėtos. Kaip čia atsitiko, kad ta knyga tapo
disertacija su storais viršeliais. Aišku, jinai puikiai, bet tos vizualinės pusės labai mano manimu trūksta. Ačiū ir sėkmės. Gal antram leidime nuotraukų. Iš tikrųjų, aš pasakysiu, tikrai kreipiausi dėl nuotraukų į tą vietą, pasakysiu diplomatiškai, nemėdama pradžių, kur tikėjausi, kad ten yra, ir žinau, kad ten yra storiausi albumai. Deja, man neatsiliepė ir aš nedrįsau belstis į tas duris dar kartą, kad paprašyti nuotraukų ne tik tai oficialių, bet ir iš privačios aplinkos, prisiminkim, knygoje aš, kas skaitys, pasakoju apie tai, kad yra apie Stasį Lozoraitį visų pasakojimas, kad jis niekada, net ir per didžiausius karščius, niekada nenusivilka švarko. Yra tas toksai Lozoraičio imidžas. Aš pati man pavyko rasti nuotrauką, kur be švarko ir filmuotą medžiagą peržiūrėti. Va tokias detalės, bet iš tikrųjų aš norėjau, kad būtų nuotraukos tiek iš oficialios aplinkos, tiek iš šeimos. Ir tariantis su leidykla buvo kalba apie ne mažiau kaip 100-150 nuotraukų, kadangi aš neturėjau jų, net kaip ir muziejaus vedėja, mes atsisakėm dėti tą, ką turim, o ką turim, tai iš to laiko, iš prieškario, taip, ten daugiau. O jau po 40 metų aš neturėjau tokio lobyno, kad būtų galima įdėti 100-150, kaip tokiai knygai rekomendavo, kad jinai atrodytų iš leidybinės pusės, kaip sakoma, pilnam komplektą, tai arba nededam visai, arba dedam 150. Ten, kur aš tikėjausi, aš negalvau. Tai, bet neminiu pavardžių, bet taip yra. Aš tikiuosi, kad aš kaip šitos knygos autorė, aš tikrai džiaugiuosi, jeigu kas nors ją skaitytų, aš rašiau ją ne savo, ne disertacijai ir stengiausi parašyti taip, kad jinai būtų kuo paprasčiau skaitoma kitiems, nebūtinai istorikų gildijai. Juk mes ne savo rašom knygas. Ir antra, aš tikiuosi, kad ją ir kritikuos, ir paskui ją parašys apie šitą diplomatą ir apie bendrai diplomatinę tarnybą išeivijoje kiti. Tai galbūt ten ir bus daugiau nuotraukų. Tai tiek. Dėkui. Aš tai replikuočiau gindamas neiliustruotą knygą. Akademinė knyga, ją iliustracija tinka tiek, kiek Ružavas Švarkas diplomatiniam priėmimui. Taip sakant, aš apie vyrus kalbėjau, seksavau šitą būdą. Tai yra žanras akademinė literatūra, net menotyrinė literatūra yra nei be iliustracijų. Yra toks būdas. Ta, ką Astas sako, aišku, rodo, kad jos lūkesčiai buvo kiti. Išėjo ne taip, kaip ji norėjo, bet aš ginčiau tai, kas išėjo. Kitaip sakant, knyga atskirai nuo autorės nuolat. Tokia knyga gali būti. Jinai ne paskutinė šitoje istorijoje. Bus tų iliustracijų, bus kinų. Aš manau, kad tas vaizdumo ieškojimas, to vizualinio pasakojimo formų ugdymas dar yra mūsų ateities iššūkis. Artimiausių metų, matyt, per 14 metų, jeigu mes neišmoksim pasakoti visokių video dokumentikos pasakojimų, tai mes prarasim jaunąją kartą ir jos atmintį, nes niekas neskaitys storų knygų. Bet faktas vienas, kad jos tokios turi būti. O iliustracijų, ypač apie žmonės, kurie labai mėgo fotografuotis, kaip Lozoraičiai, bent jau Stasys senjoras labai mėgo fotografuotis. Tai, aišku, išeis albumai tikriausiai, kažkas padarys kitokias knygas. Bet šita yra gera neiliustruota. Dėkui. Na, iš tikrųjų, mūsų ministerijos planuose buvo toks diplomatijos nuotraukose albumas, kažkada tikimės jis taps realybę. Aš sutinku, kad knygos be iliustracijų turbūt lavina vaizduotę, tai jeigu norime vaizduotę turėti, tai skaitykime tokias knygas. Kas dar turėtų ko paklausti, pakomentuoti? Būkite drąsūs, naudokitės tokių asmenybių buvimu. Aš gal norėčiau paprašyti autorius gal porą žodžių, čia mažai ir beveik visai nekalbėti apie šitą korespondencijos knygą, gal porą žodžių akcentų, kas būtent joje atsiskleidė. Ištakos
po šitos knygos aš leisiu savo juokauti, kaip moteris gera vyrėja vyrė barščius, o kitai dienai liko šaltibarščių. Tai aš rėmiausi Eduardo Turausko, žymaus prieškario diplomato korespondenciją, visas pluoštas. Ir aišku, kadangi aš juos visus perverčiau, tikrinau, perskaičiau, kaip sako, pasiūlė, iščiupinėjau. Aš negaliu nepasidalinti su kitais, kas yra. Tuo labiau, kad informacija apie ano laiko tikrai yra mažiau šaltinių publikacijų, tai man beliko tiesiog techniškai viską surinkti į vietą ir chronologiškai parodyti tą diplomatinės tarnybos tiek kasdienybę, tiek jų ieškojimo sprendimus. Tai čia yra paskelbti daugiau kaip 261 berods dokumentas ir čia yra paskelbtas taip pat diplomatų telegramas, jie siųsdavo vieni kitiems ir reikia pasakyti, kad pasidalinsiu tokią savo patirtimi. Išeivijos institute sėdėjo, buvo atvykę ambasadorius Kazys Lozoraitis ir atėjo jo bičiulis jaunystės laikų draugas išlikęs visam gyvenimui, Petras Klimas jaunesnysis. Ir buvom kaip tik mes gavę šitą archyvą ir aš tokia entuziastinga atėjau parodyti tų telegramų ir nepagalvosiu, emocionaliai santūrusis Kazys Lozoraitis sako, tai ką jie nesudegino, susižvalgė būdų, sakau, ne. Ir tai buvo pirma mintis, kad tai reikia, ko nesudegino, reikia paskelbti. Ir šitą knygą tiesiog buvo tiesiog tos telegramos buvo pagrindas šitai šaltinių publikacijai, kad pasidaryti. Ir antra, aš manau, kad nišos šitoj temoj yra labai daug ir neįtikėtina, bet ant monografijos priedas, kaip suveikė puikia iliustracija. Aš pasakysiu, kad ne vieną kartą čia buvo minimas Vytautas Žalys, didelė padėka jam, nes kai jis atvežė iš Huverio instituto to paties Turausko archyvo kopijas ir aš paskaičiau tą maldaujantį Turausko laišką, bet kokią kainą jį siųsti iš Lietuvos, nes artėja okupacija, aš supratau visą žmogaus tragizmą iš tikrųjų. Ir vėliau tik tai aš iš kitų žmonių, Turausko artimųjų, aš girdėjau pasakojimą. Turauskas 17-18 metų Rusijoje keliaudamas į Lietuvą, jis pražiūro per vieną naktį, pamatė, kas vyksta. Reikia pasakyti, kad diplomatinės tarnybos šefas matė taip pat 18-17 metų Rusiją ir jam iliuzijų jokių neliko. Tai aš mačiau vieną kartą ir man užteko. Tai kodėl ir gerbiamas kolega Česlovas Laurinavičius labai teisus. Man pačiai labai knieti, nepaliesiu to žodžio, pasiknysti užsienio archyvose ir pamatyti visai kitą vaizdą. Aš pokalbio metu pradėjau kalbėti apie skirtingus kambario kampus. Tai man norėtųsi po šitos monografijos atsistoti visai į kitą kampą ir pasižiūrėti, kaip į mus žiūrėjo prancūzai, amerikiečiai, jų tarnybos. Vienas dalykas, mūsų diplomatas nuveina pasikalba, grįžta, parašo promemoriją savo šefui. Kitas dalykas, ką pasako anas apie pokalbį su šituo. Tai va šitas būtų labai toks sveikas žvilgsnis į mus pačius ir į mūsų pačių istoriją ir galimybės veikti arba ketinimus ką nors daryti ir galimybės ką nors daryti. Vienas dalykas norėti, kitas dalykas galėti ką nors padaryti. Tai šiuo atveju Lozoraitis buvo realistas, jis sakė, kad ir kiek mes prištampuotume tų popolių deklaracijų, o kas išveš, išgrūst sovietus nėra tokio popoliuko, kuris išgrūstų sovietų armiją iš mūsų teritorijos. Tai šita šaltinių publikacija, tai yra dar viena iliustracija to sudėtingo laikotarpio. Iš tikrųjų, nėra tik tai, kaip aš sakau, telefono skambučių iš klotynių. Čia tikrai nėra. Dėkui. Ar dar atsirado klausimų? Prašau, Šarūnai. Aš neklausimą, norėčiau tiesiog papasakoti gal įdomią istoriją, kaip ne užsieniečių akimis buvo žiūrima, kaip Lietuvos piliečiai užsienyje žiūrėjo į mūsų diplomatinę tarnybą egzilyje. Turėjau tokį įdomų susitikimą čia užsienio reikalų ministerijoje. Ir vienas žmogus ir pasakoja, jis kreipėsi, kad jam būtų atstatyta
Lietuvos pilietybės, nelietuvių tautybės, žydų tautybės žmogus ir sako, niekas nepripažįsta mano dokumento ir rodo man sutuoktuvių išduotą liudijimą, patvirtintą Romoje. Sutuoktuvių liudijimas pasirašytas diplomatijos šefo Lozoraičio ir žydų rabino. Jisai sako, žinai, aš karo metais studijavau, buvau koncentracijos stovykloje, išėjau jaunas vaikinas, kur man dėtis, Lietuva okupuota ir studijavau ir Romoje. Kas metai, ar kas porą metų, jis eidavo pasitęsti lietuvišką pasą. Kažkur jis jį nenusisaugęs. Stasys Lozoraitis, pratesinėdavo jam tą pasą, jis visiškai suprasdamas pokario Lietuva okupuota, bet jisai yra Lietuvos pilietis, jis norėjo susituokti pas su ponia, pas Stasį Lozoraitį. Tai labai įdomus faktas, kad jau reiškia sovietinė okupacija, Lietuva okupuota, bet kaip Lietuvos žmonės žiūrėjo į mūsų diplomatinį tarnybą egzilį, kaip iš tikrųjų veikiančią instituciją, kas man iš tikrųjų sukrėtė, o tai istorija baigėsi, bet kad išimties tvarka jam pilietybė buvo suteikta, tai dabar čia visos tos realios, kurios dabar su išeiviu vedasi, tai yra tokių istorijų iš tikrųjų, kad negalima neiti tokių važiuoti. Ačiū labai, ačiū Stasiui Lozoraičiui, kuris tikrųjų išmintingai sprendė tuos dalykus. Dėkuoju, Šarūnai. Iš tikrųjų, čia mūsų ministerijoje mes turim tų Lozoraičio išdavinėtų pasų blankų, tai kaip pažiūrėt, tai atrodo, kad vakar pagamintas. Forma ir kokybė tų dokumentų. Tais laikais buvo, tai irgi matyti kėlė pagarbą mūsų diplomatiniai tarnybai. Prašom, Vastravinai. Aš kaip išėjęs norėčiau tik tai padėkoti autoriai tikrai, aš dar nespėjau vėlgi panašiai kaip sakė, kad aš tik tai dar pavarčiau, bet skaičiau su, tarp kitko, kartu su prezidento Adamkum tą jūsų veiklą tikrai labai gerai, maloniai ir labai nuoširdžiai atrodo ir labai šiltai gerai. Dabar vienas dalykas, kur reikėtų galbūt pabrėžti daugiau vėliau, kad Lozoraičio įtaka ir jo svoris išeivijoje buvo tikrai labai didelis. Žinoma, Lietuvos išeivija, kaip jūs gerai žinot, kaip sakai, yra 2 lietuviai, 3 partijos, bet kokiu atveju, reiškia, vyko gan didelės grumtynės, pavadinkim, ar kaip jos tokie dalykai, bet Lozoraičio įtaka, Lozoraičio darbas buvo labai svarbus. Mes, kurie ten dalinai turėjom poziciją, kad reikia bendrauti su Lietuva, tokia išleido į Lietuvą, jisai mums labai buvo svarbus, labai daug parėmė, daug ką darė. Aš vieną kartą vykau į Lietuvą, skridau per Romą, tai man prikrovė Lozoraitis ne tik visokių kitokių gerų knygų, bet ir prikrovė ir ražančių, ir maldaknygų į lagaminą, kad turėjau, reiškia, pravežti pro čia, žinoma, padėjęs po džinsus, pačioj tos maldaknygės ir pravažiavau. Bet kokiu atveju jo įtaka ir tas požiūris į Lietuvą, į Lietuvos lietuvius, mums buvo labai svarbus ir labai reikšmingas. Ir mes, dėkoju autoriai, kad tikrai yra maloni knyga, labai maloniai skaitos. Ačiū. Dėkoju už gerus žodžius. Aš tik tai vieną repliką, kad suprasti Lozoraitį kaip žmogų ir kaip diplomatą. Kaip diplomatas jisai kalbėdavo, kad oficialiai su sovietų institucijom palaikyti ryšius negalima, bet tai buvo oficialaus žmogaus pozicija. Kaip žmogaus jisai buvo visom 4 už ryšius už Lietuvą. Jisai visą laiką sakydavo, kad mes ir išeivėjai galime sakyti, kurti savo planus, visą kitą. Viską tvarkysis, taip ir atsitiko, viską tvarkysis Lietuva pati, tai jos teisė. Tai viena pozicija diplomato, kita pozicija kaip žmogaus. Jis kaip diplomatas negalėjo pasakyti, kad aš esu
tai, kad palaikyti atvirus ir draugiškus ryšius su sovietais, jokių būdų. Bet kaip žmogus, kurio gyvenimo tikslas buvo nepriklausoma Lietuva, taip jisai dėjo daug pastangų. Dėkoju. Ar būtų dar norinčių paklausti, komentuoti? Jeigu ne, tai maždaug ir mūsų suplanuotas laikas eina į pabaigą. Žinau, kad mūsų kauniškiai svečiai turi dar renginių Kaune, tai mums belieka padėkoti visų pirma be abejo abiejų šių studijų autoriai ir kaip diplomatams. Prašome toliau tęsti, dar norėjau klausimą užduoti, kokie jūsų planai toliau, bet jau girdėjau, kad jūs ruošiatės keliauti po užsienio archyvus, žiūrėti, kaip mūsų diplomatija atrodė iš tos kitos pusės. Iš tikrųjų, čia mūsų vienas aukštas diplomatas yra pasakęs, kad norint geriau pažinti, kaip veikia Lietuvos diplomatija, reikia skaityti ne tik ir ne tiek savo diplomatų promemorijas, o užsienio diplomatų promemorijas. Taigi mums belieka turbūt pasižadėti, kad kaip padėjo Vytautui Žaliui naršyti tos archyvus, jis ten rado tikrai daug dalykų, tai pasistengsime ir jums padėti. Prašom, kreipkitės, na ir kitiems šios diskusijos dalyviams taip didelis dėkui, tikrai įdomus pristatymas buvo, dėkui ir mūsų auditorijai, o dabar, kas turite laiko, prašome pabendrauti